Sveiki Kupiškėnų studijos laidos savaitės žiūrovai. Kupiškio kultūros centras kviečia visuomenę balandžio 15 dieną antradienį paminėti pasaulinę kultūros dieną. 12 val. Vėliavos pakelimas Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštėje. 12:30 diskusija apie Kupiškio krašto kultūrą kultūros centro vitražų salėje. 13 val. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos bendruomenės teatro spektaklis Jie sau, mes sau. Šioje laidoje matysite. Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis pakvietė vietos gyventojus į susitikimą. Kupiškio kultūros centras jau 15 kartą sukvietė žmonės į tradicinę šventę Aleksiuko bandoniją. Kupiškyje viešosios bibliotekos didžiojoje salėje su visuomenė susitiko poetė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė. Etnografijos muziejuje atidaryta keramikos seminaro Kalbantis vanduo 2013 dalyvių darbų paroda. Rokiškio senamiesčio progimnazijoje vyko tarptautinio konkurso Sveikuolių sveikuoliai antrasis etapas. Visus, kurie neabejingi jautriausiai mūsų krašto problemai, savižudybėms ir kurie nori surasti būdus, kaip išvengti skaudžiausių netekčių, bei nori sužinoti, kaip padėti į tai linkstantiems artimiesiems, savivaldybės meras Jonas Jarutis kviečia į pilietinę diskusiją savižudybės, ką turime ir galime padaryti. Ji vyks balandžio 9 dieną trečiadienį 17 val. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Diskusijoje dalyvaus žinoma Lietuvos psichologė habilituota socialinių mokslų daktarė profesorė Danutė Gailienė, Panevėžio vyskupijos vyskupas Lionginas Virbalas, medikai, dvasininkai, pedagogai, politikai ir kiti kompetentingi specialistai. Ateikite, nes kiekvienas iš mūsų galime padėti. Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Aleksandru Zeltiniu vyko Kupiškio kultūros centre. Kovo mėnesio pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis pakvietė vietos gyventojus į susitikimą vykusį Kupiškio rajono kultūros centre. Kartu atvyko Seimo pirmininko pavaduotojai socialdemokratai Algirdas Sysas ir Gediminas Kirkilas, Seimo socialdemokratų frakcijos narės Birutė Vėsaitė bei Giedrė Purvanackienė. Susitikime taip pat dalyvavo Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis ir Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas vicemeras Algirdas Navickas ir savame suprantama gausus šio krašto rinkėjų būrys. Renginį pradėjo nuotaikingas Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio Vijūnytė, kuriam vadovauja Kupiškio kultūros centro etnografė Alma Pustovaitienė koncertas. Ansamblį pristatė Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Dalius Žvybas. Nuskambėjus paskutiniams koncerto akordams, Aleksandras Zeltinis rinkėjams pristatė prieš metus nuveiktus darbus, o jų išties nemažai. Seime kartu su kitais kolegomis buvo pateikta 14 įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų papildymų projektų. Nemažai nuveikta sprendžiant Kupiškio rajono socialinius ir ekonominius infrastruktūros plėtojimo klausimus. Per šį laikotarpį aš stengiausi aktyviai dalyvauti Seime darbe. Nepraleidau be pateisinamos priežasties plenarinių posėdžių. Per tą laikotarpį buvo siūlomi ir svarstomi įstatyminiai dokumentai 2156, iš jų aš dalyvau 1845, tai yra 85% visų dokumentų aš dalyvau ir išreiškiau savo nuomonę. Ir balsavau, aišku, turėdamas omeny jūs rinkėjus, Kupiškio ir Biržų rinkėjus, stengiausi atkreipdėmėsi į tos klausimus, kurie tikrai yra aktualūs Biržų, Kupiškio rinkėjams. Pavyzdžiui, per rinkiminę kompaniją
jūsų šitoj salėje buvo keliamas klausimas dėl suskystintų gamtinių dujų kainos, kad jinai yra aukšta ir taip toliau. Seime buvo svarstytas energetikos įstatymo pataisos, kurios numatė kaip tik, kad kainų būtų vykdomas kontroliavimas ir reguliavimas, kad ta organizacija, kuri parduoda tas dujas, ji turi kreiptis į kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kuri įvertina teisingai parinktą kainą ir tokiu būdu vykdoma kontrolė. Jis galvoja, kad pas jūs kaina nepadidėjo, minimum galbūt sumažėjo, nes tai atsirado papildoma kontrolė. Šiuose rajonuose, aš esu ir skaitęs spaudoj, labai agresyvūs yra vilkai. Į mane kreipėsi Biržų miesto merė su prašymu, kad tą klausimą apsvarstytų aplinkos ministerija, kadangi pavyzdžiui 12 metais vien nuostoliai žala gyventojams, kuri buvo padaryta, siekia virš 15 000, o jų padengimas arba sumokėjimas gyventojams nebuvo numatytas. Todėl kai buvo svarstomas medžioklės įstatymas, aš taip pat aktyviai dalyvau ir buvo priimta pataisa, pagal kurią žala yra jau numatoma padengti. Buvo svarstoma paketas įstatymų pataisų, kurie numato papildomus saugiklius, kad žemė, jeigu bus parduodama, kad tai nebūtų pasipelnimo šaltinis, kad jeigu bus jį parduodama, kad tai nesudarytų sąlygų tiems ūkininkams, kurie ilgą laiką ūkininkauja, kad jiems būtų sudarytos ir toliau normalios sąlygos, kad būtų vystoma konkurencinga žemdirbystė ir kad nebūtų kaupiamas žemės kapitalas į vienas rankas ir nebūtų pasipelnimo. Tai yra numatyti 3 įstatymo pataisos, kadangi Lietuva, kada įstojo Europos Sąjungą, sutartyje 9 priedo 4 dalyje buvo numatyta 7 metam laikas, kada pereinamasis laikas iki 11 metų balandžio 30 dienos, kad žemės nebus parduodamos užsieniečiams. Pasibaigus tam laikotarpiu Lietuvos vyriausybė kreipėsi, kad tas leidimas būtų pratęstas, jis buvo pratęstas dar 3 metų iki šių metų balandžio 30 dienos. Taigi po to bus sprendžiama, kaip jūs žinot, yra organizuojamas referendumas, kur gyventojai galės išreikšti pat savo nuomonę. Vėliau kalbėjęs Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas susirinkusiems pranešė malonę žinią, kad Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai sulaukė aukščiausių įvertinimų bei supažindino Kupiškėnus su mūsų keliamų kandidatų į Europos parlamentą ir kandidato į prezidento postą Zigmanto Balčyčio kandidatūromis. Kalbėjo apie padėtį Ukrainoje, taip pat paminėjo, kad Lietuvos socialdemokratų partija palaikė vokiečio Martino Šulco kandidatūrą užimti Europos komisijos pirmininko postą, bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Europos reikalų komitetas praeitais metais, turbūt jums visiems žinoma, turėjome išskirtinį darbą, nes, kaip žinote, Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai. Tai toks yra ypatingas atvejis ir, manau, kad pirmininkavo sėkmingai. Tai kai kam gali pasirodyti, kad šitie reikalai labai toli nuo jūsų, bet jie nėra labai toli, kadangi Lietuva pirmininkavimo metu sugebėjo su kitom likusiom 27 šalim susitarti, pavyzdžiui, dėl ilgalaikio 6 metų ES biudžeto. Kai kam gali pasirodyti, kad tai nėra labai reikšmingas dalykas, bet jis yra labai reikšmingas, kadangi mes turėsim, nors bendras ES biudžetas dėl finansų krizės šiek tiek sumažėjo, bet Lietuva turės didesnės išmokas, įskaitant žemdirbius, sanglaudos fondą ir kai kurios kitus dalykus. Tai aš pasakyčiau taip, dabar šiandien, paimkim pavyzdžiui tokį aspektą kaip jaunimo bedarbystė. Tai daug dieve, ten yra paskirta tikrai dideli pinigai, neminėsiu skaičių, kad jūsų neužkrautų, bet daug dieve, kad mes sugebėtume juos įsisavinti, nes tai yra aktualu mums visiems. Vienintelis tikslas nebuvo įvykdytas, nors tai nuo mūsų iš esmės ir nepriklausė. Tai Ukraina, kaip žinote, nepasirašė asociuotų sutarties. Ir didelė dalim dėl to mes šiandien turim didžiulį konfliktą. Paskelbti tarybų metai Europos Sąjunga taip pat labai kreipia didelį dėmesį. Ir buvo atskira speciali konferencija
visų ES kalbų ir tarmių taip pat. Labai įdomi, beje, reikia pasakyti, kad pagal tarmių skaičių Lietuva tikrai yra turtingas kraštas. Mes turim išlikusių ir su didelė kultūrinė medžiaga daugiau kaip 200 tarmių. Tai nežinau, ar net daug didesnės šalis galėtų to pasigirti. Ir ES tai yra vertinama, tai yra puoselėjama, tam yra skiriami pinigai ir, sakau, daug Dievas sugebėtum to pasinaudoti ir išsaugoti tai, ką šiandien mūsų jaunimas pademonstravo. Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas supažindino su numatomų pensijų kompensavimo mechanizmu ir metodais. Pavasario sesijoje mes tikrai esame įtraukę daugelį čia sėdinti aktualų klausimą, tai dėl pensijų kompensavimo. Šitą įstatymą mes tikrai priimsim ir tikrai pradėsim šitą darbą, ko nepadarė buvusi vyriausybė, nors priėmė tuos įstatymus, nors jos ragino prezidentė ir Konstitucinis teismas, bet tokio įstatymo nebuvo, tai įstatymas paruoštas, man teko pačiam dalyvauti šitoje darbo grupėje. Aišku, iškyla klausimų dėl šaltinių, bet manau, svarstydami šių metų pavasario sesiją, mes tikrai svarstysim ir platesnę mokestinę bazę, kad Lietuva nesiskirtų iš kitų ES valstybių, nes mes šiandien Lietuva užimam paskutinę vietą pagal mokesčių surinkimą ir perskirstimą per biudžetą. Iš čia kyla tam tikrų problemų. Aš džiaugiuosi, kad mūsų vyriausybė koncentruojasi dėl to, kad į Lietuvą grįžtų gamyba, ne paslaugų vien tik sfera, bet ir gamyba, atsirastų realios naujos darbo vietos su realiai pridedamąją vertę. Lietuva buvo gamybos kraštas ir mes turim jį atgaivinti tikrą to žodžio prasme. Ir mūsų programoje yra kaip tik tam perspektyvoje didelis dėmesys skiriamas regioniniam užimtumui, regioniniai ir gamybos skatinimui rajonuose. Kalbėjo Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis. Jis pasidžiaugė, kad Aleksandras Zeltinis dalykiškai bendradarbiauja tiek su Kupiškio rajono taryba, tiek ir su rajono savivaldybės meru, sprendžiant įvairius gyventojams aktualius klausimus. Visada politikoje būna, kada reikia pasirinkti, šiuo atveju reikėjo rinktis. Aš manau, kad aš ne vienas rinkos, iš tikrųjų pasitarsiu savo partiją Valstiečių žaliųjų sąjungą, kuri yra daugybę metų Kupiškio rajono taryba yra koalicijoje su socialdemokratais. Oficialioji, neoficialioji, bet 17 metų mes maždaug darom tai, ką darom. Vieniem atrodo gerai, kitiem blogai, bet vis tiek mano galva mes einam į priekį. Šiuo mažais žingsneliais, kartais didesniais, atsiradus krizėje tie žingsneliai iš tikrųjų sumažėjo. Bet manau, kad pasitardami, diskutuodami, ginčydamės, mes einam į priekį ir tas mūsų pasirinkimas, iš tikrųjų nebuvo kito pasirinkimo. Kaip ir sakiau, tie metai būnant kartu įpareigoja tą padaryti. Susitikimo metu Kupiškio gyventojai pateikė Aleksandrui Zeltiniui ir kitiems valdžios atstovams aktualius jaunimo užimtumo ir emigracijos mažinimo, darbo vietų kūrimo bei daugiabučių namų renovacijos, pensijų ir kitus klausimus. Seimo narės Birutė Vėsaitė ir Giedrė Purvanackienė atsakinėjo į gausius kupiškėnų klausimus susijusius su bedarbystė, verslo plėtojimu regione ir socialdemokratų siekius pagerinti padėtį Lietuvoje. Mes prieš konstituciją esame visi lygus. Yra toks straipsnis, taip žinoma. Yra parašyta, taip. O kur lygybė? Tai kur ta lygybė? Jeigu, kaip sakoma, polai, tie, kurie mašinas turi prisikimšę, dar įsidėjo. O tam pensininkui, vargšui, kur iš kelių lygių gyvena, jam špygą duoda. Ir mes svarstysim, mes galvosim. Ką jūs galvosit, jeigu dabar jūs ginklavimusi jau dabar skirsit pinigėlius antram ketvirčiui? Tai buvo ministro pirmininko žodžiai. Jūs ginklavimusi, dabar sakot mokesčius. Nebekelkit mokesčių. Nes visa pramonė, visi išvažiuoja, išsikelia iš Lietuvos per tuos mokesčius. O aš jums patarsiu labai paprastą dalyką. Kaip reikia pensininkam kompensuoti, kol jie dar neišmirė. Iš savo kišenėlės, kur buvo numerį pirmą, perkelkit pensininką. Todėl, kad kas yra pensininkas, tai yra tas pats šeimos ląstelė. Ir jeigu šeimoje auga silpnesnis,
labiau pažeidžiamas žmogus. Tai man atrodo, šeima jam didesnį dėmesį skiria. Birutė Vėsaitė informavo apie lėšų pensijų kompensavimui šaltinius. Už palūkanas paskolos, kuris siekia iki 40 milijardų litų, šiandieną mes sumokame 2,3 milijardus. Kai įsivedam eurą, skolinimuose reitingai pakyla ir palūkanos mums sumažėja vos ne 3 kartus. Vyriausybė perskolina tą paskolos dalį, kurią buvusi vyriausybė ėmė su 9,5% palūkanų. Ir mums jau iš karto subyra apie 300-400 milijonų eurų. Čia ne šaltinis, ponė, šaltinis, iš tikrųjų mes numatom jį, nes reikia pensijas kelti būtent euro įvedimo metu ir kompensacijai jau mes turime šaltinį. Daugelį atsakymų į gyventojų klausimus lydėjo karštos diskusijos. Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus valdyba kviečia įstaigas, organizacijas, bendruomenės, mokyklas, seniūnijas balandžio 10-30 ar kitomis jums patogiomis dienomis į aplinkos tvarkymo talkas. Surinkime po žiemos likusias šiukšles, pasodinkime medelių, gėlių, krūmų. Vykdydami projektą Medelį pasodinsi, tėvynę padabinsi, organizuojame talkas Uošvės Liežuvio saloje. Balandžio 5 dieną šeštadienį 10 val. Balandžio 10 dieną ketvirtadienį 13 val. Balandžio 24 dieną ketvirtadienį 13 val. 25 dieną penktadienį 16 val. Planuojame pasodinti 300 medelių ir krūmų, apgenėti, pririšti ir apmulčiuoti medelius, sodintus ankstesniais metais. Kviečiame jums patogiu laiku šiomis dienomis prisidėti prie mūsų. Telefonas pasiteirauti. Algirdas Gasiūnas 8617411164, Euchrida Sipavičienė 8616-03299. Dėkojame jums už padarytus gerus darbus. Tradicinė šventė Aleksiuko bandonija ir pavasarinė mugė sulaukė gausaus būrio lankytojų ir žiūrovų. Kupiškio kultūros centras jau 15 kartą sukvietė muzikuojančius žmonės į tradicinę šventę Aleksiuko bandoniją. Prieš prasidedant koncertui visuomet organizuojama prekeivių mugė, kuri užpildė ne tik kultūros centro patalpas, bet ir prieigas. Kultūros centro kieme buvo prekiaujama įvairiausiais mėsos, žuvies, duonos ir pyrago gaminiais. Amatininkai atsivežė pintų, krepšių, molio dirbinių, papuošalų ir kitokių prekių. Mėgstantis pagardinti savo gaminamus užkandžius galėjo išsirinkti patinkamas iš daugybės prieskoninių žolelių. Uždarąją akcinę bendrovę Vetagra atstovaujantis buvęs kupiškėnas Jevsejus Murnikovas mugės lankytojams siūlė įvairių rūšių aliejų. 1000 kartų žmonėms sakau, mes ne vaistinė, bet kiekvienas aliejus turi savo savybės. Sakykim, tie patys linai nuo senovės, tai turi omega 3, omega 6, dvigubai daugiau negu žuvies taukuose. Bet neturi E vitamino. Vat kitas aliejus atsirado Lietuvoje, Judra pradėjo auginti prieš 5 metų. Vat Judras aliejus, tarp kitko, yra apdovanotas Agrobalto 12 metų aukso medaliu. Ne tik omega 3, omega 6 turi, bet E vitamino, vienas valgomas šaukštas, taip maždaug vos nenorma žmogaus organizmui reikalingo kiekio per parą. Magnio turi daug, skonį turi gerą, su visokiom salotom, su košėm, su viskuo. Ant tuščio skrandžio pavalgomą šaukštą galite naudoti. Panevėžietė Danutė Šeduikytė prekiavo duonos gaminiais. Mes esame iš Panevėžio, o duonytė yra gudeliai, velželio duonytę platinam. Tikrai labai skani, natūralaus raugo duona. Lietuviškomis normaliomis kainomis. Dabargi labai populiari, kaip sakant. Vis tiek parduotuvės ir namūdininkų duona tai yra visai kitokia, manyčiau. Mažiau tų priedų, natūralesnė, ir žmonėm pasirinkti paragauti gali. Mes dalyvaujame per visas mugės ir į Kauną, ir į Vilnių. Ir čia ir ateityje dar tik pats sezonas prasideda mūgių švenčių, o mes per visą šventės dalyvaujam. Labai geri atgarsiai ir manyčiau, kad kiekvienas žmogus turi savo pasirinkimą, kokią duoną valgyti. Matosi, jaučiasi, kad tikrai šventės šurmulys yra. Labai malonu atvažiuoti pas juos. Iš Kauno uždarosios akcinės bendrovės Kumpeliukas atvykę rūkytos mėsos gamintojai siūlė pirkėjams kokybišką lietuvišką produkciją. Gaminam iš lietuviškos mėsos pagal senolių
papročius ir šaltas rūkymas. Viską natūraliai gaminame ir rūkinam alksniu. Ko žmonės pasiilgia, galbūt biški produkcija ir brangesnė, bet natūraliai. Šiaip yra sudoma visa mėsytė sausai, paskui druska nuplaunama ir rūkinama alksniu. Rūkinama iki 35 laipsnių ir kažkiek tai dar brandinama. Duodam visiems žmonėms perkantiem paragauti, daugam patinka ir paprastai perka. Asortimentas yra apie 40 rūšių, yra vytinti, yra rūkyti, yra sudėti gaminukai. Vien tik tai sudėtų gaminukų pas mus 5-6 rūšis. Lašinių kokios 6, 7, 8 kokios rūšis. Klausė ir daug kas atsimena. O šiandien buvo priėjęs, mes rudenį dalyvavom čia prie žemės tos technikos mokyklos. Buvo šventė, tai šiais metais buvo žmogus prisiminė ir kviečia šiais metais vėl dalyvauti ir dalyvausim būtinai. Uždarosios akcinės bendrovės Pinevos alutis gaminamams raudonųjų dobilų ir laukinių aviečių rūšims suteiktas kulinarijos paveldo statusas. Turim šviesų lengvą alų verdamą su laukinių aviečių stiebais. Aviečių stiebai pašvelnina, palengvina alų, suteikia aromatą, skonį, galim sakyti net paskystina alų. Tikrai švelnas, lengvutis alutis gaunas. Ir tam su sodru verdamas su raudonųjų dobilų žiedais. Žiedai patamsina, pasodrina alų, suteikia aromatą, klampumą, netgi patirština alų. Bet tikrai, šiaip populiariausias mūsų alus gaminamas. Litro kaina yra 8 litrai, bokalas yra 4. Tik tai spėjus išsikrauti, turėjau ką veikti, tikrai. Ir viskas, man atrodo, natūralu, nes nėra tokio uždėlsto veikimo kaip kitose miestuose. Čia žmonės eina domisi, čia kaip normalus turgelis gaunasi. Aš skaitau, kad čia yra tikrai draugiški, svetingi žmonės. Mūsų alus šneka pats už save. Nereikia mums jo ten išliaupsinti ar kažkom papirkti, nereikia daryti loterijų, tiesiog reikia jo paragauti, paskui viskas aišku tam. Pieno ūkio savininkė Asta Račkauskienė mugės dalyviams siūlė įvairiausių rūšių sūrius. Šiaip į mugės vežame tik tai saldaus nenugriekto pieno sūrius, apie 20 rūšių gaminam. O taip, Ukmergės turgui, tai prekiavam ir grietinę, ir jogurtų, ir varškę, ir saldžią varškytę. Neutralus, truputį pasūdyti su kmynais be kmyno, visokių desertinių, keptų kelių rūšių ir 5 rūšių prieskoninių. Mūsų produkcija natūrali, viskas kas piene yra sūryje. Ką karvė duoda, viskas yra sūryje. Aš pirmą kartą pas jūs atvažiavau, tai dirbu taip jau, žinot, rūgštu, nespėjau net sūrį ant stalo prisidėti. Rasa ir Nerijus Janušauskai, tautodalininkai iš Rokiškio, stebino gausą dirbinių iš medžio ir tekstilės. Pardavinėjom savo gamybos produkciją. Pagrindas yra medis, truputį, kiek matot, yra ir mezgimo siuvimo, kiek laisvo laiko lieka, o taip tai, kaip vyro visas laisvalaikis, tai yra medis, tai ir važinėjimas po miškus, ir po sodybas, šakų rinkimas, viskas. Stengiamės būti originalūs, kitokie negu visi, pritraukti pirkėjų savo originalumu, kad žmonės turėtų iš ko rinktis. Ir ką jūs parduodate? Namų apyvokos daiktus, tai yra nuo lėkštės iki ir mentelė ir gali būti netgi vabačkutės yra, kurios pirtelėse pasistatyti žmonės labai mielai perka dovanom. Kai reikia, kas turi sodybas, pirteles ar taip kažkur tai tokias netikėtas. Iš įdomesnių gaminių būtų, pavyzdžiui, bačkutė šaltalankio. Tai grinai vienetiniai medžio gaminiai, Lietuvoje būtų kokia 5-6 bačkutė tokia. Tokios pat net ir nėra. Nes ne vieną medžiagą negausit, kad būtų jisai, matot kokią formą. Kokia būtų kaina tokio gaminio? Tokia kaina būtų apie 250 litrų. Važiuoja į senas sodybas, pavyzdžiui, jeigu reikia obels. Pirmiausia, pasižiūri, kad būtų sena sodyba, apleista. Tada susirandi šeimininkus, kurie bent jau, ar kaimynai, kad tikrai pasakytų, kad galima iš tos sodybos imti. Nenuvažiuosi į bet kur, neimsi bet ką. Ir viskas, ir tada perki medieną, ar ten obelis perki senas, pjauni, džioveni ir tada jau gamini kažką tai tokio įdomesnio. Idėjos kyla, kai valgyti labai nori, tada atsiranda idėjos, žinot, tai va. Iš tokių įdomesnių darbų, pavyzdžiui, būtų, grinai yra čia slyvos rastas, išskaptuota ir kaba butelis, kuris kaba ant virvių. Galima vartyti kaip norit, jisai nesiliečia nė vienos kraštinės. Vat pavyzdžiui. Iš tokių įdomesnių, retesnių gaminių. O tokius gaminius, pavyzdžiui, perka vestuvėms, jaunavedžiam dovanoja, krikštynams ar jubiliejų proga. Galima išgraviruoti ant stiklo kažkokį tai palinkėjimą, kad, leiskim, mes jūs dabar sveikiname
40-mečio proga, o kai bus jūsų 50-metį, susirinksim ir visi draugiškai, ta prasme, paragausim. Tautodailininkas iš Utenos Vytautas Šemelis siūlė lietuvišką medinę dėlionę. Pasakojo apie akmenį su tautinė simbolika, kurios labai mėgsta lietuvaičiai. Tai yra lietuviškas žaisliukas iš viduramžių, kuri dabar savinasi nuosavybę visi, kas tik tai netingi, o tai yra iš tikrųjų lietuviškas keimaris, keimeris, sunarėlis, kryžiokas, kiemas, kemelis, daug labai šitų pavadinimų. Ir aš dabar rodau, kaip jį reikia sudėti. Įmam vieną dalelę, sudedam su kita, toliau dedam iš viršaus ir būtinai reikia mestelėti į viršų. Tai yra tokia išraiška, kai aš apsidžiaugiau, aš sudėjau, aš įveikiau šitą žaislą. Tie žaislai yra kartais labai sudėtingi, prie jų reikia ilgai pasukti galvą ir man pačiam kartais būna gėda. Aš jų nemoku sudėti visų. Kol aš juos darau, kol drožiu, klijuoju, pjaustau, viskas tvarkoj, bet aš darau vienodus. Visą savaitę dirbu vienodus. Tai aš išmokstu, praeinantį savaitę pamirštu visiškai. Šiaip aš dirbu su lapuočių medžiais, daugiausia su beržu. Beržas turi būti labai gerai išdžiovintas, labai kokybiškas, bent 2 metus džiovinu. Tačiau, kadangi jis nelakuotas, nedažytas, nesuteptas kažkokiais impregnantais, labai jautrus. Ir kartais būna per mugės taip, kad drėgna, šlapdriba, lietus, darganota. Tie žaislai atidrėksta, tai paskui nebeišsiardo. Tačiau vos tik tai įneši į kambarį, drėgmė išgaruoja ir vėl viskas būna tvarkoj. Tai visiems pirkėjams sakau, kai nusiperka mano žaislą, nežaiskit vonioje, išgėrę nemėtykit ant rasotos žolės lietui lyjant ir jūsų žaislas labai ilgai tarnaus. Šiandien Kupiškėnam siūlau švilpynės, išardomus žaislus, vilkelius, dažytus kiaušinius, pintinėlės. Kadangi akmenys labai dideli ir sunkus, tai dovanokit, nėra jokios galimybės jų atvežti į mugę, atridenti, tai bent jau pradžiuginu žiūrovus, kas domisi, o Šventas Jurgis, smeigiantis drakoną, tai bent nuotraukos parodau. Ir kartais žmonės, kurie turi sodybose didelę akmenų kolekciją, susidomi šitu. Aš gaunu užsakymą, ką manęs prašo, tą ir iškalu iš akmens. Jeigu, sakykime, šeimininko nuomonė, tą reikia padaryti, aš padarau. Pasiruošiu eskizus. Ir čia būtent paskutiniai darbai, tai būtent ta tematika. Ir baltiški raštai, ir tos lietuvybės ten pilna šitoj sodybai. Aš ten labai ilgai dirbau. Daugiausia mano skulptūros yra abstrakčios, be pavadinimų, tokios. Duokit man akmenį ir leiskit daryti tai, ką aš noriu. Aš padarysiu. Amatininkė iš Zarasų rajono Regina Balčytė neprekiavo valinės veltinę produkciją. Kas susidūręs yra su vėlimu, tai žino, kad labai sunkus darbas. Didelis fizinis krūvis, bet tuo pačiu ir didžiulis emocinis pasitenkinimas. Kai grįžti po darbo ir laisvalaikių darbuojasi prie šitų gražių dalykų, tai pailsi. Tiesiog relaksacija. Kiekvienas darbas yra, galima sakyti, skirtingas. Kadangi dirbu tik vakarais po darbo, tai 3-4 valandas vakare, ir savaitgaliais, šeštadienį, sekmadienį ir po 10 valandų. Tai tokius padaryti batus, sakyčiau, kad dirbančiam žmogui dar, dirbant tik laisvalaikių, savaitės laiko reikia. Tiesiog derini spalvas, dėlioji, žiūrinėji. Nesimokiau, specialiai kažko nesimokiau, dekoravimo irgi niekur specialiai nesimokiau. Tiesiog pati bandau, vieną kartą nepasiseka spalvą suderinti, kitą kartą žiūri, kaip čia turėtų būti geriau, dėlioji, žiūrinėji, eksperimentuoji. Kartais būna, kad vienaip susidėliojus atrodo, kai suveli pasirodo visai ne taip tu norėjai. Medžiagų pirmiausia reikia labai daug visokių. Reikia kurpalius turėti susipirkus įvairių dydžių, nuo mažiausio iki didžiausio. Reikia vilną gerą gauti, reikia padus susirasti, klijus labai gerus. Važinėjam į batsiuvių parduotuves, į Vilnių, perkam, ieškom, kai ką iš užsienio vaikai parveža. Tiesiog domiesi, ieškai internete. Pradedanti savo amatą Daiva Grušnienė iš Utenos rajono Užpalių kaimo gamina žvakeles iš maistinio parafino.
Čia savos gamybos raižytos, jos yra pagrindai padaryti, o po to mes mirkom įvairias spalvas ir išraižom, kas galvoja, suprantate, fantazija kaip dirba. Kanatukas parinkome tai, kad nereikia jo karpyti visiškai. Jisai, greičiau, matote, mesgi rodome, jisai sudega. O jeigu norite, pavyzdžiui, žvakutę, kad jums liktų graži, visas tas puošnumas, mes paimam paprasčiausią tabletytę žvakutę, jinai jums 3-4 valandas padegs ir visas tas grožis lieka, suprantate. Čia yra grinai mūsų pradinis versliukas, sakysime taip. Čia visos natūralios medžiagos yra, tikrai nieko. Čia aliejinės žvakutės įdedamos, čia tikrai bandom pakvėpinti truputėlį, kvapų dar dedam, nes kiti prašo, Vilniuje kaip dalyvavome. Buvo tamsesnės, dabar šviesesnės, spalvas atgaivinam truputėlį, šviesesnių darom. Klientų daug, norų daug. Pasitengsime patenkinti norus. Pavyzdžiui, tokia žvakutė pas mane dega 27 valandas. Aš nudeginu nuo 9 iki 6 ryto. Jinai man per naktį dega, žinokite. Ir aš jos nekarpau. Aš jūs visiškai nekarpau. Ir labai gražiai sudega jinai. Iš Kirdonių kaimo Biržų rajono atvykusių uždarosios akcinės bendrovės Gražvilda vadovė Gražina Gelažnikienė mugėje prekiavo įvairiausių rūšių bandelėmis, sausainiais, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Parduodam savo produkciją, kepiniai, saldus, sūrus, bandelės. Kas mėgsta sveikuoliškus, perka su sėklom, be cukraus. Kas mėgsta, šiaip mūsų produkcija yra natūrali, grįžtam prie tradicinių senovinių receptų. Todėl Biržuose tai mus jau žino ir perka, kas jau pabandė kartu. Va čia irgi grįžta malonu, kad pirkėjai grįžta paragavę dar kartą. Kainos įvairios, bet žinokit, visada galima dėrėtis. Kadangi esam patys savininkai, tai visą laiką kainą suderinam. Galim ar nuleisti, ir uždėti kažką magaryčių. Viskas yra rankom. Neturi mašinų, nes esam maža įmonė, nors rinkoje 20 metų, bet tik tai nuo vasaros pradėjom kepyklos verslą, tai tiksliau mažą cechelį turim ir viską darom viską rankom. Meilė, dar kartą meilė ir žinoma natūralus, kaip sakoma, dabar šiais laikais madinga sakyti, švarė tikėti. Margarina yra be palmių riebalų, be visų GMO ir priedų. Žodžiu, stengiamės, kad gaminti tai, ką patys valgom, ką mėgstam ir galim drąsiai siūlyti kitiem. Prekeiviai iš Kauno Rita mugės lankytojams siūlė įvairiausius uždarosios akcinės bendrovės Senolių gardumynai mėsos gaminius. Produkcija gaminama pagal senolių visas tradicijas. Alksnio dūmais rūkinam, šviežia, skanu ir gardu. Ir atvažiavom pas jus į šventę. Senoviniai kumpiai, nugarinės, dešrytės kaimiškos, lašinukai lietuviški minkšti skanus. Natūralus dūmas, viską darom, kaip tėvai senoliai darydavo. Rimas iš Anykščių rajono prekiavo iš įvairių medžių tošės nupintais karbais. Patys gaminam su žmonu. Abudu darbą Panevėžyje išmokina ir gaminam. Senai jau daug metų. Mes darom visokias tokias sunderės, krepšius, visokias su dugniais. Taip įvairius kokie išeina. O kas labiausiai patinka gaminti? Ką žmonės dar perka? Daugiausiai iškašikus, grybauti, uogauti. Medis būna išdrožtas, paruoštas. Tik tai reikia patiems supjaustai, kokias reikia. Fabrikai irgi supjausta. Tas ąžuolas. Beržas yra. Bet formas viską patys jau. Patys tada darom. Mugėje buvo parduodami įvairiausi moliniai dubenėliai, indai gėlėms, puodai, gausybė įvairių saldumynų. Veikia vaikų loterija. Mugės lankytojai galėjo paragauti prieš pirkdami maisto produktus, dėrėtis dėl kainos. Oras lepino pavasariškais saulės spinduliais, buvo smagu ir gera susitikti seniai matytus pažįstamus žmonės. Kultūros centro patalpose įsitaisę tautodailininkai siūlė savo dirbinius iš vilnos, odos, lino, net iš popieriaus padarytas grožybės. Kupiškio vaikų lopšelio darželio Belėlė moterys įsikūrusios kultūros centro vitražų salėje jau keletą metų dalyvauja šioje šventėje. Lina Radzevičienė kartu su vyru Stasiu mugės lankytojams siūlė praktiškus ir ilgaamžius medinius namų apyvokos daiktus. Po pietų kupiškėnai buvo pakviesti į antrąją muzikinę šventės dalį. Renginio vedėja kultūros centro režisierė Vilija Markūnaitė pasveikino gausiai susirinkusius į didžiąją salę žiūrovus. Garbingas vardas, jo paliktas pėdsakas Kupiškio kultūroje sukviečia tiek daug gražių, šviesių, lietuviškos tradicijos gerbėjų, lietuviško muzikavimo mylėtojų. Tai ir ši diena, 15-asis mūsų susitikimas. Taip pat aš viliuosi paliks jums
gerą įspūdį. Visuomet be abejo džiugu ir miela susilaukti svečių, pamatyti naujus kolektyvus, išgirsti juos, žinoti, kur mūsų saviveiklininkų takeliai gali nuvesti. Bet dar mieliau pamatyti ir savų žmonės, kurie nenuilstamai muzikuoja, ieško naujovių, keičiasi scenoje, tobulėja, o visą tai daro savo laisvalaikyje, aukoja ir į sceną išeina tik dėl jūsų, nes nori jums patikti savo menu, prieš jūs pasidžiaugti. Į sceną buvo pakviesta Šepetos laisvalaikio centro kapela Kairabalė, kuriai vadovauja Vaiva Mališauskienė. Dainavo panevėžietė Irena Ulvidaitė. Trys keliai, trys likimai, bet viena širdis jau seniai laukiu kryžkelėj, kur lemtis viename. Aš kelyje skausmą sutikau, kitame aistros klaidino mane. Vėl keliau, laimę bandžiau, delno burtais patikėjau. Salamiesčio laisvalaikio centro kapela Dvaras, kuriai vadovauja Almantas Totoris, privertė visą salę atsistojus dainuoti kartu. Lukonių laisvalaikio centro moterų kvartetas Luknė atliko keletą populiarių dainų, vadovė Irena Jiečiuvienė. Į sceną buvo pakviesti Kupiškėnams gerai žinomi muzikantai, bandolininkas Alfredas Buška ir armonininkas Edvardas Kareiva. Vėliau koncertavo kiti rajono saviveikliniai kolektyvai, savo meistriškumą demonstravo pavieniai muzikantai.
Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis lankėsi Palėvenėlės kaimo bendruomenėje, kur aptarė uždaromos mokyklos pastato panaudojimo galimybės. Kadangi nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Alizavos pagrindinės mokyklos Palėvenėlės skyriaus nebeliks. Čionykštė bendruomenė susirinko pagalvoti, ką daryti su liekančiu mokyklos pastatu. Jame dar veikia medicinos punktas ir Lietuvos pašto skyrius. Taip pat čia patalpą savo veiklai išsinuomojusi akcinė bendrovė Teo. Meras apgailestavo, kad gyvenimas verčia priimti skaudžius sprendimus, tačiau išlaikyti mokyklos pastatą ir 17 pedagogų, kuomet vaikų būtų 16 ar 28, būtų neįmanoma. Dalis pedagogų čia ėjo antraeilės pareigas, kitai daliai bus stengiamasi rasti darbo, tačiau pastato išlaikymas ir ypač apšildymas išlieka aktualia problema. Šildymo sezonu tam reikėtų 25–30 tūkstančių litų. Palėvenėliškiai išreiškė norą išlaikyti pastatą savo žinioje, jei savivaldybės taryba tam pritartų. Tai galėtų būti įvairių stovyklų, giminių pobūvių organizavimas, žvejų ar stovyklautojų apgyvendinimas, maitinimas, patalpų, valčių ar katamaranų nuoma ir panašiai. Pirmus metus prie mokyklos pastato priežiūros ir šildymo pažadėjo prisidėti Alizavos pagrindinė mokykla. Vėliau galėtų būti rašomi projektai į Kupiškio rajono vietos veiklos grupę įvairiai veiklai vystyti. Palėvenėliškiai mero prašė pagalvoti apie galimybę grąžinti pusę kultūros darbuotojo etato. Toks darbuotojas padėtų bendruomeniai ne tik pagyvinti kultūrinį gyvenimą, bet ir rašyti projektus finansavimui gauti. Poetė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė Kupiškio visuomeniai pristatė naują poezijos knygą Tai tik meilė. Kupiškio viešosios bibliotekos didžiojoje salėje su visuomenė susitiko poetė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė. Renginio vedėja viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė, pristatydama viešnią 13 knygų autorę, palinkėjo visiems malonaus bendravimo. Lėkčiau per pasaulį, kad tik kviestų ramiai pasikalbėti, po obelim pasėdėti žiemą ar vasarą, rudenį ar pavasarį. Su džiaugsmu kalbėjo į Kupiškio viešąją biblioteką jau trečiąjį kartą atvykusi poetė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė. Ir visada, kai man reikia kur nors važiuoti, aš labai tingiu pajudėti iš vietos. Bet kai aš atvažiuoju, kai aš pamatau žmonių veidus, kai aš pamatau, kad jie atėjo norėdami kažką išgirsti, susipažinti, patarti, pabarti, pakritikuoti, pamylėti, būna ir taip, kad gerų žodžių susilaukia. Tai aš atgyju, kaip tas Feliksas iš pelenų prisikeliu ir vėl atrodo, kad lėkčiau per pasaulį, kad tik kas kviestų. Išeisiu paskui rudenį kaulėtą. Man sakė, žemė sukasi ratu. Jei eisime viena kryptimi iš lėto, tai niekada nebūsime kartu. Todėl keliauk visai į kitą pusę. Prieš vėją lemti skraidančius lapus, gal kada nors skaidraus rugpjūčio gūsiai tave į mano vasarą atpūs. Tai brandi asmenybė iškentusi dalį gyvenimo tolimojo Sibiro platybėse, mačiusi šilto ir šalto, tačiau nesustojusi, nepasimetusi gyvenimo verpetuose. Dabar ji čia su mumis, be galo žavi, jaunatviška, skleidžianti gėrį ir šilumą. Tokiosios ir laukia gausiai susirinkę kupiškėnai. Palangoj buvau irgi Tau universiteto, buvo tokia literatūrinė pamoka, buvo labai daug žmonių ir viena moteris pirmoje eilėje. Labai gerai apsirengusi, labai gerai atrodanti. Sako, jūs ten taip ir anaip, o mes neturime ką valgyti. Mane truputėlį užsitino. Ir aš pasakiau jai, galbūt nelabai mandagiai. Buvo laikai, kai mes Sibire naktį, nes dieną gėda, rinkdavome rusų išmestas bulvių lupinas. Neždavome namo. Mamytė patarkuodavo, paskusdavo, padruskindavo, išvirdavo, būdavo tokia skani košė. Mes turėjom ką valgyti. Mes turėjom ką valgyti. Šiandien, kas neturi ką valgyti, yra paprasčiausiai tinginys ir neviekšai. Aš turėjau radijo laidą ir vienas man paskambino vyras tiesioginį eterį. Oi, aš turiu 3 hektarus žemės, aš irgi neturiu ką valgyti. Sakau, atvažiuokit pas mane. Aš turiu 0,5 hektarų. Bet mano pilnas sandėlys yra morkų, bulvių, pomidorų privekuotų,
pilni arodai visokių uogienių ir taip toliau. Ateikit, aš pasidalinsiu. Arba išmokysiu jūs, kaip reikia dirbti žemę. Kiek daug veltėdžių užauginame. Yra kartų kartos gyvenančios iš pašalpų. Kartų kartos. Jos nebenori dirbti. Štai kur turime bėdą. Poetė pasidžiaugė naujausią savo knygą Tai tik meilė. Paskaitė iš jos keletą eilėraščių. Skaudi, išgyventų patirčių ir nuoskaudų prisodrinta, tačiau emociškai stipri ir vaizdinga knyga. Taip rašoma knygos anotacijoje, kurią perskaitė Lina Matiukaitė. Nenuimkite nuo vergo grandinių. Jis nepratęs prie laisvės žabankų. Jis stiprus švendrynų šlamėjime ar mylimos pažastėlį. Bet vergas užkliūna už laisvės lyg lauko akmens ir nusiplėšia odą nuo kelių širdies ir kantrybės. Atsiveria sopulingos mintis, protas apgirsta ir traukiasi, tik delno platelis dar baltas, dar prakaituotas ir alkanas darbo, ir akysna dar pučia rugpjūčiai. Bet voratinkliai jau ant pečių ir rankos siekia grandinę, saugiau, paprasčiau ir be rūpesčių. Paklausus autorės, kodėl jos kūryboje jaučiama daugiau neigiamų emocijų, ji nieko negalvodama atšovė, kad toks yra gyvenimas. Kodėl mes negirdim iš kunigų tokių pamokslų, kuriuos sakydavo kažkada Mikutavičius, Doveika, apie dorą, apie pareigą, apie atsakomybę, apie meilę, apie vienybę žmonių tos mažos šalies, kuri baigė išsivaikščioti anot Marcinkevičiaus. Ir tie kultūros žmonės, jie reikalingi tam, kad aprašytų visą tai, kas vyksta. Papasakotų, juk niekas turbūt iš tų tikrųjų rimtųjų politikų per daug nevažinėja po bibliotekėlės, po mokyklas, po gimnazijas, po kaimus. Jie važiuoja tik prieš rinkimus, kada reikia balsų. O mano pareiga yra papasakoti žmonėms, kas yra tas Seimo narys, ką jis turi veikti ir ko jis nepadaro. Per 4 kadencijas yra per 3,5 virš 500 pasiūlymų yra mano projektų keitimų, įstatymų projektų. Ir beveik visi yra susiję su kultūra, su menu, su socialiniais reikalais. Paskutinis buvo prieš Kalėdas, nors labai priešinosi valdančioji klasė mūsų, bet man pavyko tiesiog peršnekėjus beveik su kiekvienu Seimo nariu, aš ėjau prie kiekvieno ir įrodinėjau, kad šito reikia. Tai yra pensijų valstybinių paskirimas daugiavaikėms motinoms. Aš beveik 5 metus šito siekiau ir pagaliau per Kalėdas mes tą įstatymą priėmėm ir nuo sausio 1 dienos šitas 400 prie savo pensijos prisideda daugiavaikės motinos. Tie 2%, kuriuos jūs galite pervesti nuo jau sumokėtų visų mokesčių į kokią nors viešąją įstaigą, mokyklą, ligoninę, darželį ar šiaip kur nors, tai irgi yra mano pirmosios kadencijos didelis labai darbas. Nes per tos 2% susirenka apie 60 milijonų litų per visą Lietuvą. Toliau anotacijoje rašoma, kad autorė nostalgiškai atvira pasauliui, kuris dažnai nėra šviesus ir viltingas, bet eilėraščiai gimė iš praradimų ir atradimų sintezės leidžia giliau pažinti autorės vidinį pasaulį ir jos požiūrį į supančius žmonės ir visuotinius reiškinius. Dalia Teišerskytė taip pat supažindino renginio dalyvius su gana retu literatūriniu žanru sonetų vainiku, kurį pritaikė 2008 metais išleistoje knygoje Atodusiai ir perskaitė keletą sonetų iš 15 kūrinių ciklo. Galva pelenais paprastyta, veide atlaidus nuolankumas, užuolaida perplėšęs rytas paženklina laiko trapumą. Beglobis, bevaisis ruduo, asfaltais kaštoną ridena. Kai švenčiame salėj baltoj už kampo, likimas kikena. Ir krinta atodusių pelnas, į sparčiai stiklėjančius delnus, į pėdas kely išbarstytas, į ryto miglas ir į laiškus, kur buvo taip tiksliai ir aiškiai keista ateitis išrašyta. Tarp savo mylimiausių knygų ji minėjo labai savitai ir estetiškai išleistus meilės laiškus. Tai 32 ant atskirų popieriaus lakštų atspausdinti prozos tekstai apie meilę, kuriuos ji išdalino salėje susirinkusiems klausytojams.
Kiekvienas išsirinkęs patikusi laiško sakinį perskaitė, jį taip sukurdami, kaip poetė sakė, dar vieną meilės laišką. Kartais man atrodo, kad jos suformavo mano būdą, nes aš, kaip jos, nemėgstu žiemos ir vėjo, svetimų prisilietimų ir šaltų lietaus čiurkšlių. Iš jų išmokau puikuoti savimi ir būti išdidi. Nusilaužiau savo sakluosnio šakelę ir rašau jums laišką ant šlapio pajūrio smėlio. Senė varna, dažė sparną, kreidelę, kreidelę. Ji norėjo būti balta paukštelė, paukštelė. Varna sparną nusidažė, tobulai, tobulai ir atrodė vaikšto žemėj angelai, angelai. Bet nulijo ryto lietus iš dangaus ir nuplovė varnos sparną. Ir daugiau juodoji varna, nusidažius savo sparną, niekad nieko neapgaus. O aš rašau dabar dar vieną labai didelę knygą, kurią tikiuosi baigti iki rudens, o tada ir vėl pasimatysime. Viltingai baigė susitikimą autorė. Renginio vedėja įteikė gėlių ir padėkojo poetijai, kad nepamiršta Kupiškėnų atvyksta pristatyti savo naujų knygų. Labai miela, kad jūsų tas sparnas užkliudo vis Kupiškį ir ne pirmas, gal tikrai ne paskutinis. Juolab, kad šie metai jums vienaip ar kitaip vis tiek rudenio žmogus esat, jums jubiliejiniai. Ir visai nesvarbu, koks tai jubiliejus ir kaip ten kas parašyta. Svarbu, kiek dūšiojo, dar moteriai tai labai svarbu, kaip ir jinai šauniai, elegantiškai atrodo. Po susitikimo poezijos mylėtojai ir gerbėjai galėjo gauti poetės autografų, kuriuos Dalia Teišerskytė mielai dalino. Profesinio orientavimo pamokos leidžia mokiniams artimiau pažinti profesiją ir suteikia galimybę nesuklysti pasirenkant ją. Kuo anksčiau žmogus pradeda siekti užsibrėžto tikslo kryptingai, tuo ateityje renkantis profesiją jam bus lengviau. Kovo mėnesio pabaigoje Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje lankėsi Antašavos, Adomynės ir Šimonių pagrindinių mokyklų 9–10 klasių mokiniai. Jiems vyko apdailininko, statybininko, prekybos įmonių vadybininko, virėjo, padavėjo ir barmeno mokymo programų profesinio orientavimo pamokos, kurias vedė profesijos mokytojai metodininkai Violeta Sveteckienė, Danguolė Smičienė, Kęstutis Šakickas, vyresnieji profesijos mokytojai Nijolė Vasiliauskienė, Teresė Butkevičienė, Gintautas Černius. Profesinio orientavimo pamokų metu mokiniai susipažino su ruošiamomis specialybėmis, mokyklos mokymo baze, išbandė savo gebėjimus atlikdami įvairias praktinės užduotis. Svečiai džiaugiasi turėdami galimybę artimiau susipažinti su jiems patinkančiomis profesijomis. Atidaryta 16-ojo tarptautinio juodosios ir rauko keramikos seminaro Kalbantis vanduo 2013 dalyvių darbų paroda. Kupiškio etnografijos muziejuje buvo atidaryta 16-oji tarptautinio juodosios ir rauko keramikos seminaro Kalbantis vanduo 2013 dalyvių darbų paroda. Joje 17 autorių keramikų ir viena tapytoja pristatė labai savitų ir įdomių, seniai Kupiškyje matytų arti 100 profesionalių menininkų kūrinių. Pirmą kartą koncertavo romantinės muzikos grupė vadovaujama Erikos Trinickienės. Pristatydama ir apibūdindama parodą projekto kuratorė Lina Dieninė papasakojo apie jau 16 metų vykdomą seminarą Molėtų rajone Bebrusų kaime įsikūrusiame tradicinių amatų centre Meniškas kaimas, kuomet profesionalūs keramikai iš Lietuvos ir užsienio suvažiuoja 2 savaitėms ir kuria, o savo darbus dega ne elektrinėse krosnyse, bet kūrenamomis malkomis. Tai čia buvo mano tėvų tokia iniciatyva, nes jie buvo atvedę tėvų, tautodailininkai.
Ir pas save, kadangi dirbtuvės ir ploto buvo, žodžiu, kad nebūtų taip šiaip savo tik tais puodus daryti ir parduoti, kad būtų ir kažkas kūrybos, jie ten sugalvojo tokius tos projektus. Tai aš juos dar pirmus atsimenu ranką rašiau, anksčiau dar nebuvo spausdinimo mašinėlės, kai buvau 11 klasė. Tai dariau tą techninį darbą, mama kvietėsi savo pažįstamus ten tos keramikus draugus. Tai taip tie projektai po biškį. Ir dabar čia yra jau tokia kaip ir mano iniciatyva, nes tėvai kaip ir beveik nebelipdo, tiesiog jie prijaučia, palaiko, bet jie turi kitą dabar užsiėmimą, tai turi veiklos ir tos dirbtuvės dabar iš tikrųjų atsigavę yra, peraugė amatų centrą, tokį vadinamą menišką kaimą. Bet yra jau autoriai, pavyzdžiui, kurių tikrai jau nebėra gyvūnų tarpe, kurie pirmosios seminaruose buvę, tai jų darbai irgi yra tiesiog paimti per tą laiką, kad tampa kažkokia istorija. Kiekvienais metais atvykę keramikai supažindinami su naujomis temomis ir jas interpretuoja savaip, per savo suvokimo ir mąstymo prizmę. 2013 tema "Kalbantis vanduo" paskatino seminaro dalyvius perteikti savo darbuose sąsajas su vandeniu netikėtomis formomis ir filosofiniais bei religiniais motyvais jas papildyti. Visų seminarų metu autorių sukurti darbai lieka organizatorių žinioje, gulasi į palėpes laukdami naujų parodų ir jų pristatymo meno mylėtojams. Tie darbai tampa istorija su jais padariusių žmonių biografijomis ir jų meilė savo kūriniui. O kad nebūtų užmiršti menininkai ir jų darbai, kasmet išleidžiamas nedidelis katalogas. Tapytoja Onutė Juškienė, apibūdindama savo paveikslus eksponuojamus etnografijos muziejuje, nepamiršo priminti, kad yra ir jos keramikos darbas Brendančios, sukurtas iš akmens masės, o keramika jai labai patiko nuo pat mokyklos laikų. Man keramika jau nuo mokyklos laikų labai patiko, turėjau nuostabų dėstytoją mokytoją Talmantą, kuris daug metų pasilipdžiau ir kažkaip netgi stojant į Dailės akademiją labai, kaip negalėjau apsispręsti, ar stoti keramiką, ar į tapybą, ar į ką, ir galiausiai kažkaip taip išėjo ilgai mąsčius ir kad stosiu į freską mozaiką, kažkaip toks pusiau taikomasis, pusiau vaizduojamasis menas lyg ir, bet iš tikrųjų jau po baigimo praktiškai atsisakiau ir ten tos freskos mozaikos, kažkokios sieninės tapybos ir perėjau prie tokios kamerinės, molbertinės tapybos. Kadangi ta specialybė vis tiek taip su siužetais ir pasakojimu kažkaip labai tokia stipriai tampriai susijus, tai figūratyvinės tapybos yra mano kūrybai nemažai ir tie vaizduojami objektai gana aiškus, gan realistiški, nors aišku to dekoratyvumo būdingo kažkaip mano tai studijuotai programai jo yra nemažai galbūt. Sakau, ta keramika man puodynės bendrai kaip meno sritis, man jį labai žavi. Aš galbūt ten labai technologiškai kažkaip neišmanau, kaip ten kažką daryti ypatingai, bet man tiesiog labai gražu. Tapau, kas man gražu, mane žavi, man spalvos, formos, siluetai, gamta, kas mane įkvėpia. Ir tas ciklas taip, aišku, yra tos šalis tokios kaip Graikija, Ispanija, kur ta keramika, jų keramika puodynės, buity gyvenime labai yra jiems plytelėse, yra labai gyva, tikra ir taip spalvinga, žavu ir aš, kadangi mėgstu ten keliauti, kažkaip pradėjau tapyti tą ciklą tokį bazą po visų kelionių savo. Rimtai taip tapau kokį 15 metų ir taip su metais vis tiek aš jaučiu, kad kas 2-3 metus tas braižas ir stilius jis vis tiek keičiasi. Ir vieni darbai, kuriuos tapiau prieš kokius 3 metus, 4, jie visiškai netinka prie to, ką dabar darau. Kupiškio krašto kūrėjai ir parodos dalyvė Geneva Čekauskienė dėkojo projekto kuratoriai Lidai Dieniniai ir tapybos bei keramikos darbų autoriai Onutei Juškienei, įteikdama 2 baltas rožes. Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Leknienė, sveikindama parodos autorius, sakė, kad ši paroda liudija, jog į vieną erdvę salę galima sulėti 2 meno rūšis - tapybą ir keramiką. Direktorė dėkoja muziejaus bičiuliai Genevai Čekauskienei, kuriai pasiūlius ši paroda eksponuojama Kupiškyje. Ir ją aplankys meno mylėtojai ne tik iš miesto, bet ir iš įvairių rajono vietovių. Buvo dėkojama parodos autoriams, jiems linkima kantrybės, ištvermės, naujų idėjų ir kūrybos energijos, bei įteiktas etnografijos muziejaus specialistės, istorikės Aušros Jonušytės parengtas ir išleistas leidinys Kupiškėnų klėtys ir klėtelės. Sveikino keramikas iš Utenos Vytautas Valiušis, taip pat kolega keramikas iš Kupiškio Romualdas Aleliūnas, linkėdamas daug naujų darbų ir idėjų. Pasak jo, šioje parodoje man labai patinka, kad jūs ne tik tai bandot skulptūrinę keramiką, bet ir išsaugot puodo indo filosofiją.
Labai imponuoja, kad medžio degimo krosnai turi tai didelę vertybę. Parodos autoriams ir meno mylėtojams dar kelius kūrinius atliko romantinės muzikos grupė. Balandžio 8 dieną, antradienį 17:30 min. Kupiškio kultūros centre Kupiškio sveikuoliai ir fizinio aktyvumo draugai kviečia į renginį Pavasaris sveikiau, skirtą pasauliniai sveikatos dienai. Programoje mitybos reikšmė kasdieninėme gyvenime, Modestas Puišė, kūno kultūros mokytojas. Fizinio aktyvumo receptas, kaip treniruoti savo širdį, Saulius Paštukas, fizinės medicinos specialistas, kineziterapeutas. Pirmieji žingsniai, kaip aš mokiausi sveikai gyventi, Laimutis Stilius, sveikuolis. Kupiškio dviračių maršrutai sportui ir turizmui, Vaida Lučinavičė, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras. Zumba šokio pagrindai, šokis gyvai, Karina Jankauskienė, choreografijos mokytoja. Ateikite pasidalinti savo patirtimi, renginys nemokamas. Tarptautinio konkurso sveikuolių sveikuoliai antrasis etapas vyko Rokiškyje. Rokiškio senamiesčio progimnazijoje vyko tarptautinio konkurso sveikuolių sveikuoliai antrasis etapas, kuriame dalyvavo ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikų grupės. Jį organizavo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimų saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Konkurse dalyvavo 20 komandų iš Utenos, Kupiškio, Vilniaus miesto, Švenčionių, Širvintų, Ukmergės, Visagino, Vilniaus rajono, Rokiškio rajono, Biržų, Švenčionėlio, Anykščių ir Ignalinos ugdymo įstaigų. Vaikus lydėjo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai bei grupių auklėtojos ir mokytojos. Renginį atidarė ir vedė Karlsonas ir Mažylis. Renginio vedantieji pristatė vertinimo komisiją. Tai Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja Albina Urbana, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja Roma Kundelį, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Valentina Mickienė, Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Bulovienė, Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Aušra Vapšienė ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vytautą Knizikevičių. Kol ikimokyklinukai vykdė užduotis, 1–4 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Rokiškio krašto muziejaus edukacinėje programoje Sūrio kelias. Pirmiausiai komandų kapitonai įsitraukė eiliškumą. Pirma užduotis buvo komandos prisistatymas. Mažieji dalyviai atliko teorinės ir praktinės užduotis sveikos gyvensenos tematika. Sportinėje dalyje komandos varžėsi estafečių rungtyje.
Viena užduotis teko tik kapitonams. Į pateiktus klausimus atsakinėjo ir komandoms taškus pelnė vaikus atlydėję pedagogai bei sveikatos priežiūros specialistai. Po nedidelės pertraukėlės buvo skelbiama 1–4 klasių mokinių konkurso pradžia. Kaip ir iki mokyklinukams, pirmoji užduotis buvo komandų prisistatymas. Toliau sekė testas, kapitonų rungtis, praktinė užduotis, žalingų įpročių prevencija, judėjimo užduotis, žmogaus saugos įgūdžių testas ir užduotis vaikus atlydėjusiam pedagogui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistui. Pirmas turas buvo kiekvienam rajone atskirai. Utenas savo rajone, mes savo ir taip visi kiti. Ir nugalėtojai pirmo turo. Šiais metais, kaip ir gavus didelę garbę Rokiškio rajonui, kadangi esam palyginti mažas rajonas, visą laiką vykdavo antras turas Panevėžy arba dar didesniam rajone. Ministerijai pasiūlius, kad mes esam kaip ir gana įdomus biuras, kuris turim kitokių turbūt idėjų, suteikia garbę dalyvauti regioninėme antro turo konkurse Rokiški vaikam. Stengiamės labai, ko gero, kai kas neišėjo, planavom labai smulkiai, bet pasirodo toks gausus vaikų būrys, reikėtų suvaldyti ypatingai pasiruošus. Kitą padarysim daug geriau ir tokių kliūčių, kad minutė trūksta, minutės per daug nebus. O vaikai suvažiavo tikrai labai gerai nusiteikę, pasiruošę ir manau, kad išvažiavo irgi tokie pat geros nuotaikos, nenuskriausti. Nugalėtojai, kurie užėmė 1 ir 2 vietas, važiuos į 3 didįjį turą, kuris pernai vyko Trakuose Trasalėje. Šiemet ministerija nuspręs, kur tai bus. Ir ten jau bus finalinis renginys, kur dalyvaus geriausiai iš geriausių. Be mūsų biuro kolektyvo, ir kurios yra mokyklinės specialistės ir tas, kas dirba biure, tai mums padėjo šios mokyklos darbuotojai, suteikia patalpas, nes tai irgi netai paprasta gauti, ir maitinimas jų mokyklos, o daugiau tai aš manau, kad mes tokių didelių pajėgų nesusitelkiam. Kitą kartą gal reikės pagalvoti, kad reikėtų daugiau žmonių. Vaikai, žinokit, iš tikrųjų atvažiuoja. Smagu žiūrėti, kad jie tokiom blizgančiom akim pasitikinti savimi ir kai žiūri už nugaros stovėdamas, kad jie dirbdami ar prisistatydami drebančiam rankyčiam atlieka tą užduotį, tai pasirodo, jiem tai yra labai svarbu. Ir man atrodo, kad iš mūsų pusės reikėtų tik skatinti ir palaikyti. Programas, šablonus mes gaunam iš ministerijos, užduotys buvo siunčiamos į užduočių banką ir pasirinktinai jau taip jau nereikėjo mums labai daug vargti. Tai va, o programa buvo lygiai tokia pati, ką mes darėm savo rajone 1 ture ir jinai pasiteisino, kadangi vaikai, jeigu mes tai darytumėm stipriai ilgiau, kad ta užduotis truktų ne 5 minutės, o 10–15, vaikai pavargsta, praranda tą tokį susidomėjimą, jiems pasidaro neįdomu. Mes supratom, kad reikėtų daryti trumpai, aiškiai ir greitai. Pagal ministerijos nuostatus tai įtraukta tik viena fizinė rungtis. Kitos visos užduotys turėtų būti, kad vaikai visapusiškai apsišvietė tiek žmogaus saugos, tiek sveikos mitybos, tiek elgesio aplinkoje ir kitose situacijose. Dalyviams atlikus visas užduotis komisijos nariai pasišalino skaičiuoti komandų surinktus balus. Buvo taikoma 3 balų sistema. Jei užduotis atlikta labai gerai, greičiausiai, turiningiausiai, tikslingiausiai, originaliausiai komandai skiriami 3 balai. Jei vidutiniškai 2, jei užduotis atlikta minimaliai 1 balas, o jei užduotis neatlikta 0 balų. Laimėtoja tampa daugiausiai balų surinkusi komanda. Kiekvienas komisijos narys vertina atskirai, po to išvedamas balų vidurkis. Kol vyko skaičiavimas, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Aurelija Galvanauskienė pakvietė visus vaikus ir jų vadovės linksmam šokiui. Tarptautinio konkurso Sveikuolių sveikuoliai 2 etape laimėjo ir pateko į 3. finalinį renginį šios komandos. Iki mokyklinukų grupėje 3 vietą užėmė Kupiškio Lopšelio darželio Saulutė auklėtiniai. Rokiškio Lopšelio darželio Varpelis komandai teko 2. vieta, o 1. vietą užėmė Anykščių Lopšelio darželio Žilvitis iki mokyklinukai.
1–4 klasių amžiaus grupėje Rokiškio rajono Obelių mokyklos darželio komanda užėmė 3 vietą. Vilniaus Vaduvos darželio mokyklos komandai teko 2 vieta, o 1 užėmė Anykščių Širvintų pradinės mokyklos auklėtiniai. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir prizais, tad dalyvių nuotaikos puikios, o 1 ir 2 vietų laimėtojai ruošiasi 3 etapui. Šitie konkursai sveikuoliai daug duoda naudos, kadangi yra įtraukime įvairaus amžiaus, nuo darželinukų iki mokyklinio amžiaus vaikai ir taip pat ir suaugę. Todėl yra geros ir pamokos, ir plus susibūrė, susipažįsta, pabendrauja. Tai nauda yra didelė. Čia, galvoju, labai geras rezultatas ir nesvarbu, kas nugalė, kadangi dauguma sunku net ir suvesti rezultatus, kadangi būna daugmaž panašus. Bet esmė yra, kad visi stengiasi kuo daugiau sužinoti, įgauti patirties ir perduoda, aišku, savo draugams. Komandos visos yra pasiruošę, tik tai smulkios klaidelės, kurias čia visi daro mirtingieji, o čia tuo labiau vaikai, tai lemia nugalėtojus. Aš tai gal palinkėčiau, kad šitas judėjimas plėstųsi ir galbūt būtų įtrauktos ne tik tai mažesnių, žemesnių klasių vaikai, bet ir būtų ir gimnazistai įtraukti, kadangi, aišku, jie labai gal ir nenorės jau dalyvauti, bet įtraukti tikrai nekenktų. O taip, kad tos pačios rajonos, gal tas turėtų prasidėti net ir pačiose mokyklose, 1 stadija, paskui tik tai jau į rajoninės ir respublikinės. Sekančią savaitę rungėsi 5, 6, 7, 8 ir 9, 11 klasių moksleivių komandos. Konkurse dalyvavo 21 komanda. 2 vietą iškovojo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 7–8 klasių ir Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus 9–11 klasių komandos. 3 vietą iškovojo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 5–6 klasių moksleiviai. Šių mokyklų auklėtiniai pateko į 3 finalinį renginį. Kupiškio kultūros centras kviečia į renginius. Balandžio 7 dieną, pirmadienį 17 val. Domino teatro spektaklis Paskolinkite tenorą. Bilieto kaina 30, 40, 50 litų. Balandžio 12 dieną, šeštadienį 15 val. Senjorų pramoginių šokių kolektyvo 20 metų jubiliejaus proga didysis koncertas. Bilieto kaina 8 litai, koncerto diena 10–12 litų. Balandžio 14 dieną, pirmadienį 18 val. Gyvo garso muzikinė komedija Meilė ir taika. Žymių Lietuvos aktorių bei populiarių televizijos laidų atlikėjų vaidinama žaisminga muzikinė komedija apie meilę, vyrų ir moterų intrigas, jų paradoksalius santykius, apie bohemą, pinigus ir meilės deficitą. Bilieto kaina nuo 20 iki 40 litų. Telefonai pasiteiravimui 8459 35 679 ir 8698 09 563. Kviečiame dalyvauti renginiuose. Gražios ateinančios savaitės, sudie.